Labą dieną, mergaitės. Jau viskas, jau. Taip sutinkame svečius, kad kodėl ir bananų. Pas mus irgi saulė. Sakyk, kad nešviečia saulė. Tris saulė šviečia man į akis tiesiai. Esame pakę nuo tų grožių. Taip. Kur tas pupas? Nu. Labą dieną, mes nesusirinkom tam, kad čia rimtai kažką tai veiktume. Mes atėjom pasikalbėti apie džiaugsmą. Mergaitės. O jūs, ar džiaugiatės? Džiaugiamės. Kiek pas jūs džiaugsmo gyvenime yra? Mūsų labai daug džiaugsmų yra gyvenime. Va pavyzdžioje, ne? Kurie pradėsime džiaugtis gyvenimu ir žiūrėjau. Ar pas jūs yra džiaugsmo? Aš galvoju, o rimta, o jeigu atėjo pagalvoti, ar ne? O kiek pas mums ir tų džiaugsmų? Darom dabar gyvenim apie džiaugsmą, tų seminarą darom. O kiek mums pas mums tų džiaugsmų? Aš tai iš tikrųjų stengiausi gavau džiaugsmą gyventi, kiekvieną dieną. O pavyzdžiui, ką pas tavęs tas džiaugsmas pasireiškia? Jeigu sąmoningai reikėtų pasakyti kažkam, tai ką aš gyvenu, kiek pas mums to džiaugsmo yra ir ką mums reiškia, arba ko aš daug to darau, kad mums pasireiškia. Nu, čia apie džiaugsmą irgi iš tikrųjų labai įdomi, mums kiekvienam skirtingam sluoksniui ir lygmenį pasireiškia skirtinga. Kartais džiaugsmas mums galbūt išreikš per emociją, per jauką, per žodį, per kažkokį veiksmą ir judesį, bet kartais tas džiaugsmas mums galbūt netgi ir tylus. Tiesiog to palaimingo būseno, bet tu jauti tokį dėkingumą ir pilnatvę ir jauti, kad tame pastavęs tiesiog virpti tas iš to džiaugsmą. Tas gyvenimas tiesiog tu kvėpuoji con džiaugsmu savo gyvenimą. Bet tu sąmoningą apčiuopi dienos eigoje, ne? Sąmoningą užčiuopu, kad tai jums yra ir natūralio būseno, bet kartais gyvenim nutinka visko, nes situacijų kažkokių ir to džiaugsmą išlaikyti nėra taip paprasta. Bet aš visą laiką darau pasirinkimą, kad aš vis tiek ieškau džiaugsmą net į sudėtingą situaciją. Sąmoningai. Gražin skaičiuoja laiką, kad nebūtų nuobodu žiūrėti. Taip, čia kad nebūtų per daug ištesta, kad nebūtų viskas pasakyta iš karto, kad kažkas liktų platėlėms. Reikia, jeigu iš per daug kalbų, aš norėjau kalbėti burną kišti. Palėti burną kišti. Kad jau gal. Ir mes žinosim, kad jau į burną įeksimuosi, kad jau reikia baigti. Nes kažkieno kino mindija. Į seminarą atsireškite priemonių. Juoko plunksnos kelius dar turėsim, bet kitas turėsit atsivežti. Pakalbėjo dabar Rita, o mes noriu paklausti Gražinos. Jūsų gyvenime egzistuoja džiaugsmas ir kaip jisai egzistuoja? Nu, supranti, žmogus yra tokia būtybė, kad jis dažniausiai gyvena praeitim. Kas buvo, kas įvyko, ką patyriau, man tas sukėlė džiaugsmą, bet niekada nėra to, kad kurtų tom džiaugsmą, nes yra tik prisiminimai. Bet va ta būsena, kada tu išeini į tą visišką kūrybą ir kada tu suvoki, kad tu savo gyvenimą kurdams gali sukurti tą džiaugsmą, kada tu gali džiaugtis tavo kūrybą ir tu gyveni ir tau yra va tas vidinis tas džiaugsmas, aš kalbu apie vidinį džiaugsmą, kad tu galvoji, tas mano gyvenimas, man suteik džiaugsmą, mano siela džiaugas, mano širdis džiaugas, mano protas džiaugas. Žinai, žmogus sako, aš noriu juoktis, aš noriu, kad man gyvenime, aš noriu tą džiaugsmą išjausti, bet aš sąmoningai jo neišjaučiu. O kodėl aš sąmoningai jo neišjaučiu? Nes todėl, kad pas manęs dar kažkur labai skauda, kažkur dar užspausta, kažko nesuvokiu, tai yra neišvengiamai mes galim neigti daug dalykų, bet mūsų sąmonė ir pasąmonė. Pasąmonėje dar gyvena labai daug dalykų. Išmokti tikrai gyvenime ieškoti galimybės pakvatoti, nes tas kvatojimas, jisai labai stipriai išjudina tos giluminius blokus. Tas kvatojimas išleidžia, prasikvatoja ir galvoja, oi, lyg tai būčiau pasportavęs nebereikalo, sako, ir mokslininkai yra ištyrę, ne, sako, juokas vitaminą C gamina ir prailgina mūsų gyvenimą. Kas vyksta smegenyse tada, kai žmogus kvatoja? Netgi tos praktikos, kur yra tiesiog juoko praktikos, kai tu pradedi tiesiog kvatoti ir tu dar džiaugsmo neišgyvendamas. Jau paprasta technika tavo smegenyse daro jau impulsą. Bet
jungti, jau mes kai kalbam, mes kalbam apie techninius dalykus, kaip mes galim padėti ir ieškoti savyje ir to gylio. Viskas sąveikauja, viskas į vienis, tu negali atmesti ir tos dalykus. Tau, drauginė, klaus, ką reik trumpa. Aš sakiau, kad tik Bet sakė, iškarpysi. Iškarpysiu, bet tau mintis nesibai, galbūt, kad nesigausiu iškarpimo tas galvas. Nes nukirpti. Gerai. Ne, viskas gerai. Dabar kai tau rokiruoti, nes bus kitas dublis. Kitą dainą susitikom. Dalyvautumėm visas čia. Taip norisi, žinai. Gerai, kad jeigu neatvažiavau, būtų niekam neįkiš. Mamytė turėjai būti. Būtumėme kampylės. Apie džiaugsmą. Ant tau džiaugsmingai čia kampe. Nes džiaugsmas iš tikrųjų veikia kaip variklis, kaip kokie degalai įsipilus ar ne, pasiekti, pavyzdžiui, tikslo, kažkokio geresnio tikslo. Nes džiaugsmų palaistyta mūsų noras kažkoks tai ir dirbamas su džiaugsmu darbas, teikiantis. Jis ir sveikatą duos, ir gausą atneš, ir dar kitam pagalbos daug, ar ne bus. Nu, taip, džiaugsmo energija išjudina, kiek pastebėkime, ne, jeigu kažkur konfliktinė situacija yra pas žmonės ir žiūrėk, per džiaugsmą, per humorą, visą nesureikšminant palengvėja, viskas išlengvėja. Nebėra problemos, nebėra situacijos, jeigu mes žiūrėtum čia vieną dalelį, minimali dalelė džiaugsmo energijos, kaip jinai pasireiškia. Bet netgi aš kaip gydūnas, kuris dirbu su žmogum, jeigu žmogus pradeda stebėti su džiaugsmu savo fizinį kūną, ir savo organus ir gali pastebėti, kad gali džiaugtis ir mūsų organai, ta džiaugsmo energija ir tai ir kita vibracija, jau gydanti energija pasireiškia. Nu jo. Tai labai platu. A tu, kad nors Gražina, darai savo gyvenimą, kad džiaugsmo būtų? Ar tu visą laiką turėjai džiaugsmą? Ne visada turėjau džiaugsmą, bet kada džiaugsmas atsiranda gyvenant, kada tu suvoki, kad tu gyveni taip, kaip veda tavo širdis. Ir kada tu suvoki, kad tavo gyvenimas yra užpildytas to širdies vedimo, atsiranda tas natūralus džiaugsmas. Nesvarbu, kokios situacijos, kokios problemos, bet kada tu atsisėdi ir pasakai, aš džiaugiuosi taip, kaip aš gyvenu, džiaugiuosi tai, kas mane veda, džiaugiuosi, kad aš esu tokioje aplinkoje, kad aš sutinku tokius žmonės, tai man atneša laimę. Tai galų gale, kada tu patiri pilnatvę, vadinasi, tu patiri tą gyvenimo džiaugsmą. O kada pas tave atsirado džiaugsmas gyvenime? Va taip gali pasakyti, kad pradėjau džiaugtis gyvenimu? Galbūt ilgą gyvenimo dalį tai buvo tik tai kaip emocijos. Susitikai su draugais, su bendraminčiais, tai yra tos akimirkos džiaugsmas. Bet kad suvokti, kad gyvenimas pats yra jau savaime duotas džiaugsmas žmogui, tam reikia tam tikrų sąmoningo augimo, suvokimo, kas tu esi, kaip tu dalyvauji šitoj visatoj, kaip tu priimi šitą virsmą, kaip tu įsileidai savo gyvenimą tą suvokimą, kad aš esu kūrėjas ir aš galiu kurti džiaugsmą. Puikiai, ne? Nerišreikia. Apie ką tas mūsų seminaras yra? Apie ką tas mūsų susitikimas? Yra, iš tikrųjų mes kiekvieną kartą, tema, tai ir atrodo labai reikalinga tas džiaugsmas. Bet tie mūsų susitikimai tai yra daug daugiau negu džiaugsmas, daug daugiau negu emocija, daug daugiau negu šiaip susitikimus. Mes paimam kryptį, kodėl? Jeigu mes susitiktumėm šiaip savo, ar ne, mes neturėtumėm rezultatų jokio. Mums susitikimui, susibūrimui ir būriui žmonių, mums 3 ar 4 šįkart negalėjo dalyvauti, mes visą laiką turim turėti kryptį. Kryptis yra vidinė, mes nenurodinėjam kūrėjų ir kam nors ar ne kokią, bet vis tiek į ką mes einam. Tai, ko žmogui arba mums etapė labai reikalinga yra. Šiuo atveju. Ir šį kartą ta prizmė bus džiaugsmo energija, per tą džiaugsmo prizmę išsiskleis visas energijas, visi pojūčiai, visi įvykiai, visa ta energijos tėkmė bus tik tai džiaugsmo atspalvio energijoje. O mes pačios tokios labai džiaugsmingas gražios. Iš kitos pusės, gerai, atvažiuosim mes čia, patirsim tą džiaugsmą, grįšim namie ir vėl taip pat. O kaip išsivežti tą džiaugsmą, ne? Kurį aš kur nors ateinu ir ten patiriu, ir ten patiriu, ir ten patiriu. Kodėl aš jo neišsivežu, jis man ilgainiui nelieka? Vien tas, kad žmogus, kaip sako, pasėdėjęs to susikaupimo to rimtį, paanalizuos savį. O kas pas mane vibruoja, ko pas manis daugiausiai yra?
Ane, o peržvelgiu su tokia, pasakykime, meditacinė būsime, peržvelgiu savo gyvenimą. Kiek mano dienoj yra to džiugesio. Čia dabar kalbėkime apie džiugesį. Kiek? Nes visą dieną vertinau praeitį, vertinau tai, kas buvo, kūriau kažką, bet kūriau su savo tom patirtom emocijom, su savo patirtais potyriais. Ir tame pasirodo nėra jokio džiugesio. Nėra. Nes aš privalau tą padaryti, aš privalau tą, aš aną. Bet, kada, kaip mes kalbėjome apie stovyklą, kada tu visiškai į viską pažiūri tarsi per kitą prizmę, per džiaugsmą. Dieve, aš esu tau dėkingas, kad aš galiu šiandien gyventi, kad aš galiu kažką sukurti, kad aš galiu sutikti naujus žmonės, kad aš galiu kažką tokio pajausti. Ir iš tikrųjų mes tai parsivežam namo. Ir Ir paskui galim taip. prisiminti tą džiaugsmą ir jį kurį laiką jausti, tuo gyventi. O Ne kurį paskui- laiką, bet tiesiog tegul tas spalva lydi tavo gyvenimą, tavo kasdienybę. Jo, bet jinai labai Kaip greitai motyvų. užsipila kitom spalvom, kurios nėra geros. Ir tu pamiršti tą dalyką. Bet iš tikrųjų, kai pokytis vyksta jaunime žmogaus sluoksniuose, kai kurie tie atspalviai jie jau nebedingsta. Ir tas išgyventas džiaugsmas palieka didelį spaudą. Kad ir kaip tu savo tas gyvenimas į savo verpetus įneštų, vis tiek tos patirtis, jos savaime pradeda vėl apie save, sakykime, judinti tą patį Priminti. vibraciją, Aha. priminti ir mes tikrai jaučiam. Čia mes imam temą liktai į džiaugsmą, bet aplamai visas, bet koks pokytis žmogaus gyvenim, ką tu patiri, ne, vat, kažkokiuose stovyklose ir seminaruose, visada, niekada žmogus nebeišeina toks, koks jisai buvo. Niekada. Ir galbūt mes, jeigu ir susitinkam su žmonėm, kurie ir tą džiaugsmą išgyvena savo gyvenime, iš tikrųjų išgyvena. Begalių sąmoningų žmonių, kurie šiandien išgyvena tą džiaugsmą, bet to džiaugsmo energijoje mes visi galim patirti dar gilesnį virsmą, dar gilesnį pokytį. Juk niekada nėra tos ribos mūsų virsmai. Niekada. Mes kiekvienas į save, nuo savęs galim kalbėti. Niekada nėra tos ribos, kai tu galvoji, kad aš jau dabar taip džiaugsmingai gyvenu, man nieko nebereikia. Mes net daug ko nesam patyrę, ką galim patirti. Kad ar pastebėjo kažkuomet, kad opa, tik aš neturiu džiaugsmų gyvenime. Tai tu nori, ar buvo toks? Taip, tai buvo krizinė tokie momentas, sakykime, ir tai buvo depresijos laikotarpis, jis pas mane buvo gana ilgas ir gana stiprus, o kas yra patyręs tą būseną puikiai suvokia, kad ten džiaugsmo tikrai nėra. Ir kas mane iš to išgelbėjo, tai būtent, kaip pasakyti, pasirinkimus eiti sąmonėjimo keliu. Ar sunku buvo? Sunku, buvo atkeičiai, buvo tokios kaip bangos, kada tu vėl atrodo, kad kažkas stengiasi darai ir vėl į tą duobę ir vėl iš tos emocijos keliesi. O kada pradėjai kreipdėmėsi į ton sąmoningą džiaugsmą? Nes mes kalbam apie sąmoningą džiaugsmą. Kada pradedi iš viso, kada pasikeitė tavo požiūris į gyvenimą, kaip į egzistavimą, kas tu esi, kas yra žmogaus gyvenimas. Ar tai yra tik tam tikrų funkcijų atlikims, ar tai yra tam tikrų patirčių surinkims. Ir dabar negyvenime, mes atrodo džiaugiamės čia tokius džiaugsmingus, bet tik pas kiekvieną dieną vis ta mažytė duobelė. Bet tu jau sąmoningai tai pasirinki, kad aš neužsibūnu tame, kad tai yra tik tai tas momentas, kurį aš praeinu ir aš vėl galiu džiaugtis. Bet tas tikrasis džiaugsmas ir kada tu gali paimti, sakykime, ar visą gyvenimą, ar tam tikrą atkarpį pasakyti. Taip, aš gyvenu ir aš džiaugiuosi. Ir aš džiaugiuosi, kad aš gyvenu būtent tokį gyvenimą. Ne kažkieno sugalvota, ne kažkieno primesta, bet aš gyvenu ir ten yra tas tylus, tas be haha, be hihi, bet toks tylus, kad tikrus, kad ačiū Dievui, kad man tai pasisekė, kad aš tam tikrą gyvenimo laikotarpį gyvendama nesąmoningai, tik, kaip sako, per gyvenimo bangas šokinėjau, o ir kada jau tu gali sakyti, va čia ir yra tas Tyliai džiaugiuosi. Tyliai džiaugiuosi. Nes daug žmonių Patosų, nėra kažkokių tų, einu įsišiepusi, nors kartais pagaunu save, kad vaikštų įsišiepusi. Pagauna iš tikrųjų, bet čia ir ta natūrali būsena, aš ne kartais pastebėsiu, aš galvoju, kažkada, čia visai nesenai aš dabar išvažiavęs, aš einu per tiesiog ten prekybos centras kažkur, kokie žmonės taip į mane, aš tik taip paskui susigaudžiu, kad liktai aš pagalvojau, kad tiesiog aš einu ir kažkas šypsena natūraliai.
Nu tai va, jie ir nes žmonės kažkaip dar kai kuriuose aplinkose, jie taip tokie, dar tokiai šaly, kurie žmonės ten dabar jie ir nevalgė, ir negėrė, ir jie tokie susirūpinti, tokie, o aš einu tokie, ir aš galvoju, Jėzau, pagavau save, galvoju, tu jie ir mane, žinai. Bet iš tikrųjų, žiūrėkit, lygiai tas pats, ne tik tai su džiaugsmo energija, kai tu sąmonėjimo keliu, tu labai daug pereini. Ir paskui tampa normalu. Jeigu tu pradžioje sėdi medituoti, tu būni, tu nori gaudyti tas visus bangas, paskiau tu važiuojant, pavyzdžiui, mašino, tu supranti, kad tu medituoji, tu esi tus pačius bangus. Tiesiog ta būsena, su džiaugsmo būsena veikia tas pats, eini pajokarės išeipis. Nes aš iš tikrųjų pradžioje sėsdavau ir tipdavau džiaugsmo energiją, prisimindavau, kad ten prieš 3 dienas kas nors atsiteka. Ir tuo momentu, kad aš prisimindavau, pradėdavau šypsnis, Ir po kokio laiką, su kiekvienu kažkokiu prisiminimu, aš suprantu, kad šypsnis. Tau tik reikia pagalvoti, kad reikia pradėti galvoti, jau viskas, laikai eina per visą. Tai čia yra kūno prisiminims. Jau mes jau čia psichiką treniruojam, mūsų vis neuronus mes jau treniruojam sąmoningai yra. O kai jau nebereik treniruoti, jau pajauti, kad natūraliai visai. Vienas žmogus, kad tam prekybos centre eina, jis yra labai nelaimingas, nes Dieve, kokios kainos išaugus, kaip aš čia nieko neperku ir jis yra nelaimingas. Aš einu ir aš džiaugus, bet aš galiu eiti, aš galiu būti. Ir aš dar gal kažkur nusipirkti. Bet dar kažką ir nusipirksiu. Nesvarbu kokia. Man jos lygiai taip pat kanda, kaip ir visiems kanda, bet aš einu ir džiaugiuosi, kad aš dar galiu. Jo, dauguma žmonių sako, aš nebemoku džiaugtis gražią dieną, saulė, pavyzdžiui, paukščiukai čiulbančiais, nejaučiu. Jis gal sako, aš ir galiu sugebu, bet kai paklausiu, ką jauti, aš negaliu atsakyti, kuo jauti. Tai va, čia mes kalbam apie tą giluminį džiaugsmą. Iš tikrųjų, čia yra, kai žmonės labai dažnai net nepagalvoja, kodėl džiaugsmas. Nes vienas dalykas yra priežastinis džiaugsmas ir džiaugsmas, kur neturi priežasties. Kai jau vien iš tavo vidinės būsenos. Čia jau tas iš gelmės, iš tavo sielos, iš tavo esaties, tas ateinantis džiaugsmas. Jisai, kaip ir mes jau nekart kalbėjome, yra toks ramybės dažnai būsena. Bet iš to lengvumo paskui jau visur tas džiaugsmas pradėti kikenti, lengvai juoktis, lengvai tiesiog būti tame buvime. Čia yra ypatinga energija iš tikrųjų, vienas iš įrankių. Bet ir tų energijų visokių yra. Kaip tą džiaugsmą, aš dažnai mokiau žmonės, kaip tą džiaugsmą pajausti, tai yra paprasčiausiai mes suprantam, kad viso visatoje yra energijos, visur įsąmonį, kokią energiją pasikvies, tai pasikvies džiaugsmą į savo gyvenimą, patį, sąmoningai pasikvies ir ne kartą sakau, davai pabandom, tu žaidimėlę, sakau, paprasčiausiai, va šiuo momentu, akimirkui, mes pabandom pasikviesti džiaugsmą į savo gyvenimą. Džiaugsmo energija, paprasčiausiai džiaugsmo energija, kaip jinai pasireiškia, pati džiaugsmo energija yra didžiulė sąmonė, jinai turi be gal daug pagalbininkų, materialių būtybių, kurios dirba su džiaugsmo energija, tas vibracijas išjudina ir fiziniuose kūnuose, ir mūsų emociniuose kūnuose. Labai įdomu yra stebėti, kaip pradeda dirbti su šitą energiją sąmoningai. Ir nekart aš ir vėl dabar, kai buvau išvykusi, mes tiesiog sėdėjom mažai kompanijos, sakau, davai džiaugsmo energiją, norim sąmoningai, Kaip dienoje, sako, man kūnas ten skauda, kojas skauda, davai, sakau, įsileidžiam tą džiaugsmo energiją, pasižiūrėsi. Ir mes atsisėmam, tiesiog susikoncentruoji tą džiaugsmo energiją ir tu jauti, kad tavyje pradeda vibruoti. Ta energija, jinai pradeda vibruoti. Tu nereikia galvoti apie kažką, kas dabar man ten. Ne, pradeda, kai tu sąmoningai prisilieti jau prie šitos džiaugsmo energijos. Galbūt kažką mane, jeigu pas tavęs labai užspausta, tau neina jaus vienam pačiam pajausti. Vienam pačiam, aplamai kartais, aš ir vien, kad būdam kažkurioje situacijoje, būna kartais, žiūrėk, kažkaip, kad ta energija silpniau jaučiasi. Užtenka nors dviesi jau susijungiai, jau automatiškai paprašiau, bet įsivaizduoju, kai yra grupė dar didesnis būrį žmonių, tai tas srautas, ta energija dar labiau sustiprėja, dar labiau visi aktyvina tavyje, tavo kūnas, tavo patirtyse ir tavo paprašiau virti savo kasdieniam gyvenime, jau paskui tą patirtį atgaminti, nes tu jau patyrei. Nes esmė yra ta patirti. Dauguma žmonių net nepamasto, kad taip galima. Kažkaip nueini į tą buitį, į paprastą gyvenimą, kada tu galbūt taip dažnai nesusiduri su dvasiniam kažkokiam temom, kada nėra komunikuojama aplinkoje pas tave, ar ne, tu nepagalvoji, kad tu savo dėmesiu gali sukurti džiaugsmo, kai tiek reikalų ir sakiau, čia man dėmesį kreipti džiaugsmo kamons. Bet tuo moment, kad aš atkreipiu dėmesį džiaugsmą, paskiau man viską į darbą visai kitaip. Absoliučiai, bet koks iš tikrųjų ta energija, tai yra, iš tikrųjų ant tiek turi gyvybės, ta pati džiaugsmo energija. Ir tai nereiškia, kad dabar turi atsistoti ir pradėti kvatotis.
Bet jinai iš tikrųjų duoda tą viduje, kai pradėt pas tais vibruoti, jau, kad tu tai tekmė. Tai įsivaizduokit, kas būtų, jeigu kiekvieną dieną, nežinau, prieš mėgą pavyzdžiui, arba rytmetį atsisėdis, eitum į džiaugsmo energiją, bet tu turi iškoti savo mintis, kuo tu pasidžiaugti. Kad tu vakar padarė gerą, kad tu šiandien padarė gerą, kad tu turi gerą vyrą, fainus vakus, kurį duok apie priežastinį. Jo. Čia priežastinis, o mes dar kalbam ir apie ton. Apie ton džiaugsmą, kur jau tai ateina iš gelmės. Tai mes, čia yra jau psichika. Bet nuo ko pradėti žmogus gal Pradėti nuo nuo to. priežastinį. Jo, nuo priežastinį. Bet jeigu ons kiekvieną dieną tame sėdėtų, ons taptų priežastinis. Ons išsilaisvins. Tau nebereikėtų galvoti apie tų žmonės, nes tu apie visus urmų gali pagalvoti, tau gal pradėti kelti tas jausmus, nes tu anon jau judinti kiekvieną dieną. Aš turiu minėti, kad anon Nes tai tavo kasdienis fonas. Taip, taip. Aš esu tame fone. Dėl to, kad va, tame ir yra, kad žmogus dienos eigoj, kasdienybė, ons net nepagalvo, kad reiktų on padaryti, ką manam to reikia. O kaip sąmoningai atkreipdėmėsi to, kad reikėtų to. Seminaras yra apie tą. Apie sąmoningumą. Apie sąmoningumą, apie ton, kad susirinks 4 žemaitis, beveik 4. Visas susirinks 4, čia nėra 4. Čia ne 4, bet susirinks 4 žemaitis ir jums paaiškins, kaip tas viskas tau. O žemaitis, trum neaiškiai. Anos ne tik tą, ką paaiškins, anos parodys, kad tas nori būti. Taip, iš tikrųjų, mes juokavom, mes kalbėjom ir apie to džiaugsmo pasirinkimą, pasireiškimą mūsų gyvenime visai. Bet esminis dalykas, kodėl noris pakviesti seminarą, noris pasikviesti į tą patirtį, patirti labiau ir suvokti save, patirti tą bendrystę pirmiausia, nes pats tas džiaugsmas iš tikrųjų labai reiškia per bendrystę. Tada, kada duodu ir pats didžiausias džiaugsmas, ne tada, kada gaunu. Gavinsons ir toks matyti turėtų būti natūralus upelio tekėjimas, kada tu atiduodi, kiek iš tikrųjų džiaugsmo, kada tu gali padėti kitam, kitą kartą tu net nesuvoki, kad padedi, bet tai ir vyksta stovyklose. Tu net nesuvoki, kad tu pasitarnauji kitam, leisdam savo išgyventi emociją ir nesvarbu būseną, patirti kažkokį tai. Galų galia tos visas patirtis jos pasidvigubint, pasitrigubint. Taip, tu išsineši namo. Šimteriopą pasidaugint ir tada tu savo patirtį gali atskleisti, tu gali išgirsti kitų žmonių patirtis, tu gali pasidalinti, tu gali, kaip sakant, grįžti turtingas. Kas stovi iš tos džiaugsmo energijos, kas už tos iš tikrųjų džiaugsmo energijos stovi, tai viena iš gyvenimo pamatų esminių energijų. Viena iš esminių mūsų gyvenimo energijų, kuri neša be galo stiprią kūrybinę energiją. Ta energija kaip materija, kaip gyvybinė srovė, tam, kad tas mūsų gyvenimas kistų. Nes kitaip, nei. džiaugsmas tai ir yra laimė, tai ir yra pasitenkinimas, pilnatvė, dėkingumas, įeina į džiaugsmo energiją ir besąlyginė meilė. Pat džiaugsmas ir besąlyginė meilė nusieina kaip kartu. O kur žmogus švietėjas? O kokia mano misija? Bet kokiose gyvenimo situacijose būti laimingu. Jei tas kūrėjas ir nori per mumis pajausti tą džiaugsmo laimę visose situacijose, kaip aš reaguosiu, mes ir ateinam čia, tai 1, 2, 3, 4 kartą į įsikūnymą, vis kitokiose aplinkybėse patirti tą patį. Tai žiūrėkit, netgi koncentracijos stovyklose ir ten rasdavo kažkokią tai viltį ir viltyje jinai būdavo tylus džiaugsmas kažkoks, matyti vis tiek, dėl kažko žmonės, jie išgyveno. O kodėl išgyveno? Todėl. Tai tas žmogus ir jo sąmonės siela. Dievų miškas skaitė. Nu, aš nežinau, ar būtina. Aš manau, kad jeigu prisiminimuose pasikapstyti praeitise savo arba žiūrint filmus savo potyrius patirinėti, mes visi esam ten buvę matyti. Vienoje ar kitoje ten formoje, žinai, patyrė tą visą dalyką, dėl ko ir kartais ir baisu, galbūt ir užblokuotas ta mūsų džiaugsmo energija. Taip kad patirti, kiek mes kartų čia ateinam. Daug kartų ateinam. Ir pagrindinė misija yra laimė, džiaugtis gyvenimu, viskas. Ir tada kada ateina laimė ir džiaugsmas? Kada ateina laimė ir džiaugsmas žmogaus gyvenime? Kai žmogus pasidaro laisvas. O laisvas pasidaro kada? Tada, kada jisai nebėra apribotas savo mąstymų, savo minčių, savo įsitikinimų, savo jausmų, savo nesuvoktų emocijų.
kai tai iš tikrųjų mumyse pradeda toj vidinėje erdvėje tas pokytis, tada ir jauti, kad toj tekmėj gyvenims teka ir tu jauti, kad kart su to gyvenimu teki tame dėkingume, tame lengvume, paprastume, per kurį reiškia, tada pradžiai kyliai džiaugsmas, paskui jis gali reikšti visokiam spalvom išsireikšti. Tai yra vienas iš labai svarbių aspektų mūsų gyvenime. Viena iš pamatinių energijų, į kurias, kaip ir minėjom, sutek begalis energijų. Visi nėra atskirų energijos, kažkurioje erdvėje, kažkuriam lygiai, sluoksniai jos persipino papildydamos su tom spalvom, su tom visom vibracijom. Taip, kad dauguma žmonių galvoja, ką veiksim ten toje stovykloje. Mes ne tik tai turbūt kalbėsim apie džiaugsmo energiją, va, kaip iš šito pokalbio buvo galima suprasti. Taip. Mes apimam plačiai, labai plačiai. Tik kryptis yra viena, pabandyti išlaisvinti, pajausti, išgyventi tą džiaugsmo energiją. O Pirštuką kišim labai giliai tenais. Ne tik juokausim, kad pasireikštų tą džiaugsmą. mes pajuokaujam, mūsų juokas ir humoras yra anestezija, kad paskiau pasiėmus skalpeliukę, kaip mūsų eglutė pasiims skalpeliuką ir tiesiai sakant gilyn. Su skalpeliuku. Nu, tikrai taip būna, nes tikrai, kai aš jos nekart pastebėjus, kad kai būna labai stipriai srautai energiniai ir kūnų fiziniam ir labai sunku, ir psichikai ir sunku atlaikyti, tai pradeda reikštis džiaugsmo energijai. Taip. Mums pradeda kikenti, juokauti ir tada tą visą įtampą mes per tą juoką galim paleisti. Atsilaisvina, išeina ir žiūrėk, kaip jauti kažkur tai giliai ir palengvėjo, viskas iššauna per tą momentą. Taip, kad mes balandžio 27-28 dieną šito mėnesio, kam rezonuoja, kas jaučia, kad šiluma kur nors krūtiniai ten pas save, tai mes kviečiam į seminarą, kur mes 4, Gražina, Rita, aš ir Eglė, kurios čia nėra, negalėjo dalyvauti, vesim seminarą Džiaugsmas jėgos šaltinis. Iki. Kviečiam. Iki.